per 4 dienas, aišku, sakėme, kad labai sunku viską apžiūrėti ir pamatyti. Iš tikrųjų reikėtų pagyventi ilgą laiką, kad pamatytum, kas ten yra muziejuose ir kas per eksponatai. Iš tikrųjų tai įspūdinga pilis, viena didžiausių turbūt Europoje pilių. Nu, po šitos, kadangi mes labai mažai laiko turėjom, tai apibėgom, kaip sako, ir iš išorės tik apeiti, ir to sudaro tam tikrą laiką ir jau reikia skubėti. Po šitos pilies aplankymo dar buvom ir Fromborko miestelėje, kur yra labai įspūdinga katedra, kurioje paskutinės dienas 20 metų kunigavo Kopernikas, kuris savo kilme taipogi yra lyg tai prūsų kraujo turintis. Ir ten yra ir pilis, ir bokštas, iš kurio irgi labai apylinkės, labai gražios yra. Nu, įdomu, kad vykstant labai keliai vingiuoti ir siauriai ir medžiais apaugę, yra autobusai važinėja. Tai kitaip sakant, yra kas pamatyti ir dar ko nematyta. Man asmeniškai, tai aš vis per tas pačias vietas, kai kada dar buvom dar į Zakopanę, tokie maršrutas. Bet tai yra labai įspūdingų dar kitų Prūsijai, buvusiai mūsų Baltos žemėse, ypatingai įdomių pilių, bet vis kažkaip tai vis to pačiu maršrutu, kadangi kitus žmonės vežė. Bet taip verta būtų paaukoti bet kokį ir mėnesį tam, kad iš viso pažinti dar daugiau tą kraštą. Nes iš tikrųjų ten mūsų Baltos žemės yra. Ir Algimantą tėviškę norėjom pravažiuoti, pasižiūrėti ir jisai kvietė mus iš tikrųjų per Žolinę. Žadėjom, kad ko gero nuvyksime, kad bus mūsų dar vienas toksai žygis.